Nu tai ką, sveikutėliai, brangus inkilą žiūrovai iš pačio ryto. Išlipau iš keltą jau. Viską. Turėjau porininką kajutėj. Aurimą beje kartu kruojamės Kaune. Iš Mažeikio Aurims. Viską. Tai pabendravom. Dabar važiuojam. Link. Danų pro Malmę. Per tiltus. Viską. Kaip jums vaizdelis naujas? Gerai čia sugalvojom, ne? Pamirksėsiu jums. O traškutis praėjo ką tik. Be dviračio. Va, tai plans toks, kad išsikraunu rytoj. Prašysiu dar, kad pakeistų priekabą, nes labai sunkiai yra. Bjauri labai. Sunkiai jinai darinės, viskas bjaurus, toks labai sunkiai atsidaro. Tai nenoriu tokia dirbti, nes labai gaištų laiką čia su jokia. Tai garsas biški traškantis vakar buvo, dabar gal geresnis bus iš priekio. Kaip matom, važiuojam iš priekio, tai visai kitaip. Nauji rakursai. Muitiniai, kai visada patikra buvo. Aš telefone matau, kaip filmuojas, tai man labai gražus vaizdai. Va. Sunku kažką pridėti man, čia dabar galvoju, kad čia apie ką pakalbėti galim. Vien muzikytę uždėti, užtektų. Šiaip iš tikrųjų čia testuoju mikrofonų sistemas, kaip čia viskas veikia. Čia taip turbūt geriau veiks negu prieš tai, kai buvo priekabos gale. Per daug metalo, per daug kliučių. O čia daug geriau taip. Tiesa, pakeičiau stabdžių kaladėlę, sakiau, buvau užsiminęs, kad Lietuvoje pakeičiau. Švedijoje pakeisti Volvo centre. Buvau parašęs e-mailą 705 eurų su kaladėlėm. 300 kaladėlės, 400 darbas grubiai ten. Biški brangiai, tai datempiam iki Vilniaus, šiaip ne taip, vairuotojas šaunuolis. Ir dar Tobidan šaunuolis, nes nusiunčiau į Tobidaną pasimti Danijai Kiogiai kaladėlės. Tai už lietuvišką kainą pasiėmiau kaladėlės, viską, ačiū Viktorui, suorganizavo. Tai nereikėjo, kainavo ten gal, neatsimenu, šiam gal eurų. Kiek paprastas kaladėlės kainuoja. Tai nebrangias kaladėlės. Tai kai jau turi kaladėlės, tai jau tada, jeigu reikėtų, jau ten iš bėdos, net ir rankelę gali pasikeisti iš bėdos. O jeigu nedatraukia. Bet va, sutaupė pinigų vairuotojas, tai grinai vairuotojas sutaupė pinigų, nes stengias viską. Nestabdyti stabdžiais daugiau su motoru, ramiau važiuoti ir va, pasteisina sistema. Tai čia, va, taip turi tikri vairuotojai, taip ir daro iš tikrųjų. Aišku, gali neimti galvą, dideliuose kolchozose niekam čia neįdomu taip. Bet aš tai geriau vairuotojai sumokėsiu, jeigu pakeistų kaladėlę, sumokėčiau vairuotojai. Ir gerai. Nu, kaip čia atrodau, iš arčiau biškį privažiuojam. Liuksą, ne? Pamirksi biškį.
Va, tai su kaladėlėm gerai viskas gavos, su AdBlue dabar atrodo irgi viskas gerai. Signalas da buvo nugesęs, tai signalą pakeičiau irgi, orinį. Va taip, po biškį viskas. Viskas taip po biškį. Visai gerai smėgau, čia buvo Lietuvos laikų 12:20, čia tik dabar iš Kartkamą išvažinėjom. Kontrolė buvo, vėl viską užlaikė čia. Nelabai smagu, bet ką darysi. Kažkaip paskutiniu metu vis laikai Kartkamą, kai atplaukiu, labai kontrolės kiekvieną kartą muitinę tikrint. Labai jam įdomu, kas čia ką atveža. Klausė, ar neturiu narkotikų. Sakiau, neturiu. Sakė, ar tikrai? Sakau, tikrai. Bet mandagus muitininkai, negaliu sakyti, kad ten naglį būtų pikti ar kokie nors. Viskas kaip ir kultūringai. Va, tikiuosi patiks jums šitas filmuks mano. Ir ką, aš nuvažinėju. Nauji rakursai. Gal kažkada ir daugiau tokių bus, nežinau, ar visą laiką pavyks tokių padaryti. Bet va, vis biški kažkas įdomiau. Darom visokių mandresnių kadrų. Sustojau čia dabar tokiam nuostabiam parkingėlį. Susitaisiau priekabos pagalvę. Čia, žodžiu, žiauriai šnipštė man pagalvę. Bet sutaisiau tai visiškai ūkiškai. Kaip sako, be šito dalyko negali važiuoti į reisą. Biškį užklijavau čia skočiuką ir pakėliau į viršų. Ir atrodo, nebeleidžiu. Nežinau, važiuosiu, pačią priekabą pakėliau pagalvės į viršų, iškėliau biškį. Tai pamačė. O su telefonu pafilmavau, kaip atrodo, kaip leido. Tai pridėsiu video, kaip prieš tai buvo. Tai, kad jeigu klaus kokiam nors, nes jeigu nuvažiuosiu tuščias, gali būti, kad nešnipšinai. O dabar, kai gerai kraut, į servisą nuvažiuosiu, sakys, viskas gerai čia yra. Žodžiu, tai turėsiu ką parodyti, kad čia gerai šnipščiai. Va. Tai prasisakinėjau dabar pauzę. Viską. Įvažiuosim toliau, 180 kg liko man iki iškrovimo. Čia sumegojęs labai triukšminga vieta prie pat kelio. Aš va šitoj pusėje sumegojęs, bet aišku, čia 100 kart geriau negu Anglijai kišeniai, kur visai prie pat, kur net mašina linguojas, kaip pralėk. Bet čia bjauri vieta mėgoti. Einam kažką, pažiūrėsim mašiną. Nu tai ką, kol nepradėjau, neaptingau, neatsiguliau, sustojau čia parkinge. Kadangi keičiau kaladės, reik
pasitikrint veržlės. Maža ką. Pagal indikatorius kaip ir neatsisukusios, bet kas čia gali žinoti. Akinių nesudaužyti reikia. Kol kas ant durų priklijavau magnetuką. Nelabai yra kur. Čia visur plasmasė aplinkui. O čia užstoj biškį priekaba nesimato. Tuoj pasižiūrėsim, kas čia matos. Kaip čia atrodo tas gaikės. Ar reikia perviršti, nereikia. Nejud nei kiek. Taip, pasitikrini. Maža kokia laisva. Atsileis rats, tai bus nejuoks po to. Atsistojus irgi nesilaužia. Nesiverž nieks čia. Galim ir su kojom patikrinti. Šiaip čia be proto neturi būti užveržta. Turi galėti ir atsukties. Nu, atrodo gerai. Turiu čia tokius indikatorius, bet tie lievi yra. Užmaunė ant varžto, ant veržlės, bet jie nepasistata. Būn, kad veržlės nežiūri, viens į kitą nežiūri. Tai tokie lievi, reikia kitokių nusipirkti. Kad galim būtų bet kurią padėtim pastatyti jos. Tada matysi, ar atsileido ar ne. O dabar šios tiesiog tokia sudedu, kad žiūrėtų į ratą. Ir viskas. Patikrinsiu ir kitą pusę, kad nebūtų cirko. O taip po to reikės flip-flopus įsitraukti. Beliks. Einam į kitą pusę. Tokie va čia reikaliukai. Gražus, ne? Nešamės kitur. Kur čia da galim prilipdyti? Nelabai kur yra. Čia visur plasmasė arba dar kas nors. Nieko, kaip nors. Pasidėjau ant žemės. Dabar iš apačios filmuojam. Nu, pažiūrėsim čia. Kitą pusę irgi prasitikrinsim, kaip čia atrodys. Gal viskas gerai. Kai patikrini, tai rami galva pat. Kol važiuoju nepasitikrinęs, tai galvoju, o gal čia kokias veržlės neužveržtas, dar kas nors. Taip pat jau. Tai va taip va darbuojamės. Galim bus eiti burbulų leist, atidirbu šiandien. Vo. Pasitikrinam. Dabar va taip va dedu aš juos. Jie arba taip daros labai laipsnių. Daug. Švai taip va darau. Kad gražiai eitų, bet va gražiai nesigaun taip 100%. Nes galim arba taip pastatyti, arba taip. Tai nei, bet nei tas nėra gerai.
Vieną kažkur pamečiau. Vo, tokie varikaliukai. Berilės patikrintas. Einam bardakėlį susitvarkyti. Susidėti žaislus. Ir bus viskas. Ir liks dar išsikrovus po to orą pasitikrinti. Dar oras nepatikrins yra. Čia kolega viens kontrolę man pravedinėja. Klaus, ar čia patikrinau orus, viską. Aišku, kad ne. Ant krautos negali tikrinti. Čia smirč kažkokia tai šiukšlės turbūt. Pervažiavau kitą vietą. Nes marvė didelė. Tai va, po kol kas tiek žinių. Einu poilsiauti. Burbulų leisti, rytoj 8 ryto užsakyti yra krans. Žiūrėsim, kaip nuo to kranu. Greit iškraus, negreit, bet iki pietų turėtų iškrauti. Tai va, tai parašykit savo įspūdžius apie naujus rakurstus. Tikiuosi patiko. Dar beje, nepamirškit, kad Inkeloje šope vis dar galioja akcija. Perki vieną, gauni 2. Tai čia kosmetikai galioja. Reset rinkinukus ar tam pavienius produktus perkat. Perkat vieną aliejų, gauna 2. Perkat vieną rinkinį, gauna 2. Ir taip toliau. Arba 2 perkat, tai gaunat 4. Va. Tai jamam vyks Inkelė per šį sezoną visą. Tai nepraleiskit progos. Tai va. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus.